Labubu visai vieni lietuje. Koks košmaras. Turime juos paimti. Čia jie gali sušlapti, bet turiu idėją. Pastatysime namelius savo naujiems žaislams. Labubu, čia tavo naujas namas. Žinau, duosiu tau zefyrų. Jie tokie skanūs. Štai vienas. Tuo tarpu papuošiu stogą zefyrais. Oho! Pridėkime stogiui ausis, kaspinėlį ir širdelę pačiame centre. Sveikas, Hello Kitty nameli. Na, turiu geresnę idėją. Paimsiu Oreo. Taip skanu. Labubu, gaudyk vieną. Žinojau, kad tau patiks. O likusius Oreo priklijuosiu prie stogo. Išėjo puikiai. Pridedu juodas ausis, kaukolę ir kuromi ženklą. Tobula. Oi, žinau, ką daryti toliau. Man reikia nudažyti kambarį. Štai taip. Oho! Man jau labai patinka. Pažiūrėk į tas baltas juostas. Ar tau patinka, Labubu? Taip, ji sužavėta. Dabar man reikia lipdukų, bet kuriuos pasirinkti? Labubu, padėk man. Debesėliai ar gėlės? Gėlės? Man jos irgi labiau patinka. Užklijuokime šiuos lipdukus ant sienos. Dabar mums reikia kilimo ant grindų, rožinio fotelio, saldainių aparato. Oho! Man tai patinka. Ei, Labubu, ką tu darai ant lentynos? Ateik čia. Tau patinka šis neoninis ženklas, a? Pakabinsiu jį tavo kambaryje. Ar dabar gerai? Mums taip pat reikia gėlių. Turi jas palaistyti, Labubu. Šaunuolė. Kuromi? Užverk burną. Žinau, tai šokiruoja. Turiu geresnę idėją kambariui. Metu juodą popierių, išleidžiu nagus ir pjaustau. Pavyko. Dabar turiu priklijuoti šias juosteles prie grindų. Tiesiu juodą minkštą kilimą. Ir noriu juodų širdelių ant sienų. Dedu sėdmaišį, kavos staliuką ir žinoma užkandžių. Labubu? Oi, neoninė violetinė širdelė. Tiesiog tobula. Pakabinsiu ją ant sienos. O ten bus televizorius. Lentyna įvairiems daiktams. Ir aišku, augalas kambaryje. Tiks. Panašu, kad mano Labubu patinka šis kambarys. Aš tokia laiminga. Skanūs ledai. Labubu? Žaidi viena? Ne, taip netiks. Žinau, padarykime tau kiemą. Man kilo idėja. Klijuoju ledų lazdeles klijais. Toliau pakabinsime sūpines. Reikia pridėti papuošimų. Kokios gražios sūpinės. Kaip miela. O,
Pastatysiu tau čiuožyklą. Čia atrodo nuostabiai. Mano Labubu dabar neliūdi. Oh, yes? O ką man daryti? Tiksliai, padarysiu baseiną. Pripildysiu jį kamuoliuku. Toliau reikia pridėti paplūdimio skėtį. Fui, kokia baisi spalva. O, mano Labubu rado juodų dažų skardinę. Puiku. Nudažykime šį paplūdimio skėtį. Daug geriau. Dedu jį šalia baseino. Oho, pažiūrėk į šį raštą. Man patinka. Prie baseino padarysime gultą. Tiesą sakant, palapinė geresnė idėja. Labai saulėta. Na, Labubu, kaip tau patinka? Taip, dėl tavęs džiaugiuosi. O ką mes čia turime? Oi, brangioji Labubu, nori pasirodyti? Aš tau tai suorganizuosiu. Pirmiausia, papuoškime kambarį. Klijuoju violetinės ir juodas lazdeles prie sienos. Kaip gražu. Man patinka ši spalva. O dabar pažiūrėk į šią sceną. Tai beprotiška. Pridedu dekoracijų, visus būtiniausius daiktus, pardavimo automatą kampe ir žinoma, disko rutulį. Puiku, kuo daugiau, tuo geriau. Labubu, štai tavo pirmasis koncertas. Tu taip gerai groji gitarą. Man patinka. Kite, o kaip tu? Tuščias kambarys? Taip jo nepaliksiu. Man reikia rožinio blizgaus popieriaus. O mano aštrus nagas man visur padės. Klijuoju širdelės formos lipdukus ant sienų. Oho, pažiūrėk į šį rožinį pianiną. Jis toks nuostabus. Čia gali tapyti. Čia visi būtiniausi daiktai. Palauk truputį. Pakabinkime tai ant sienos. Man visa tai labai patinka. Gali kurti ir semtis įkvėpimo. Taip džiaugiuosi, kad pavyko. Apsidairyk po kambarį. Ar tau patinka? Ji tokia talentinga. Liko paskutinis kambarys. Noriu jį padaryti labai minkštą. Ir jame bus blizgančios užuolaidos. Dabar man reikia kartono ir peilio. Išpjaunu reikiamas detales iš kartono. Dabar viską nudažysiu rožinę spalvą. Tai mano mėgstamiausia. Ir vuolia, draugai. Padariau tobulą spintą savo Labubu. Tai neįtikėtina. Mano mergaitė turi tiek daug drabužių. Kuromi, ką tu sugalvojai? Mano paskutinis kambarys tuščias. Taip netiks. Mano Labubu tikrai reikia miegamojo. Padarysiu gražią lovą. Ji bus visiškai juoda su ryškiomis violetinėmis detalėmis. Oho! Pažiūrėk į šį grožį. Šiek tiek kaukolių žinoma ir ausys. Dedu ją į kambarį. Čia turėsime lovą, o po lovą spintą. Tai geniali idėja. Ką?
Palauk minutėlę, Kuromi. Man kilo idėja. Žiūrėk. Mano labubu čia galės puoštis ir žinoma, bus lova. Na, mano meilė, pailsėk. Tu tokia miela, kai miegi. Na, turiu kitų reikalų. Pažiūrėk į šį tualetinį staliuką. Jis neįtikėtinas. Ir vaiduoklis. Bu. Labubu, sveika atvykusi į savo paskutinį kambarį. Tau reikia miegoti. Au. Kite, mes taip gerai padirbėjome. Tai tikrai. Pažiūrėk į mūsų nuostabius namelius. Puiku. Metas mums pailsėti. Labanakt, Kuromi. Saldžių sapnų, Kite.